pirmas haikas Islandijai. Keliaujam Ingvostfjall taku. Aukščiausia viršūnė yra 550. Ir žiūrėsim. Esam kaip ir pasiruošę. Kalbėt per daug nesinori, nes kvapą pritrūks. Linkime savo sėkmės ir keliaujam. Dabar einam jau valandą 4 minutės. Šiaip atstumas nėra labai didelis, dar 2 kilai, bet sunkiausia dalis kaip ir praeita, todėl kad 400 metrų dabar aukštėse ir elevationas tas didžiausias kaip ir pasibaigė. Dabar daugiausia bus įkopti į tą 500 pėm. Tai čia 100 pėm liko, tai daugiau jau liko tiesiog vaikščiojimasis. Šiaip dabar toj vietoj, kurioje esu, labai gražu, labai vėjuota, labai staigiai pasikeitė oras, nes prieš tai buvo šilčiau ir dabar čia tiesiog labai vėjo gūsiai. Ir dėl stipraus vėjo šitoj vietoj labai gražiai matos plaukiantis debesis tiesiog, kuris į tave kaip banga, ta prasme, vandenyne. Ir aišku, jis tiesiog per jį nesimato apylinkių. Tai šiek tiek baisu, kad nepamesčiau tako, bet
programėlė lygtais gaudosi už mane. Bet tipo dabar tai jis visai chill, aš sakau, tipo, tai aš galiu išvažiuoti šitam. Tai jo, viskas gerai, kada tu nuvažiuosi, kada tu atvažiuosi, žinai. Pasitarus savo asmeninio konsultantu, nusprendžiau, kad šiandien reikės pasiduoti ir suktis atgal, nes tie debesis labai taip jau smarkiai plaukia ir matomumas labai prastas, kadangi čia nėra aiškaus kelio ir pradeda lyti ir žinant, kaip vakar stipriai lyjo ir kad permirksti čia per kelias minutes iki apatinių, tai tiesiog būtų buvo labai šaltas, stiprus vėjas. Ir bandysim galbūt per tą mėnesį dar antrą kartą lipti, tada, kada bus šiek tiek geresnis oras. Bet šiandien tiesiog nenoriu kovoti su gamta, nes manau būtų kvaila, ypač būnant vienai čia. Tai gali būti, kad šitas lietus neįsismarkuos. Gal būčiau nuėjus ant tas viršūnės, bet šiandien apsisuksim, būsim gerai pasivaikščia, pamatę gražių vaizdų ir eisim gert karštos kakavos kavinį, kurią nusižiūrėjau prieš kelias dienas, kur turėtų būti toks kaip knyginėlis ir to pačiu labai norėčiau kakavos šią sekundę. Šiek tiek sušilt, nes jau jaučiu, kaip stingsta rankos ir pasiėmiau iš tikrųjų pirštines, tai reikės dabar jas tiesiog užsidėti. Tai vat, bet tiesiog leidžiamės atgal ir nieko tokio, kai kada būna nesėkmių, nėra nesėkmė čia gal net. Reikia priimti kaip kitokį nuotykį. Nusileista į slėnį sėkmingai, dabar nebelyja, leisdamas biškį ant savęs supykau, nes atrodo, kad būčiau galėjus nueiti į tą viršūnę, jeigu nebūčiau apsisukus, bet vėliau kažkaip čia jeigu ką galima jau prasuk, nes čia turėtų būti video pabaiga, tai jeigu nesinori mano nereikšmingo pezėjimo klausyti, tai tiesiog viso gero. O jeigu norisi arba plauni dabar indus ir nėra rankų, su kuriom būtų galima išjungti, tai tiesiog svarsčiau apie tai, kaip man visą gyvenimą labai svarbu buvo pasiekti kažkokį tikslą. Ir su haikinimu tas pats yra, kad tu tarsi pasieki tą kaip viršūnę ir tada kažkoks yra pilnatvės jausmas tam trumpam laikui. Ir
labai daug tų dalykų aš dariau su jėga ir su kažkokiu visišku nepasitenkinimu ir iš esmės tai antiek tas tikslo pasiekimas būna per tokią jėgą eina, kad visiškai nejauti jokios laimės tą padaręs ir kiek svarbu tiesiog yra kartais paklausyti savo kūną ir tiesiog padaryti taip, kaip tu nori ir kažkaip nesijaust kaltam dėl to. Ir čia labai paprasti dalykai, ta prasme, čia aišku nieko novatoriško aš nepasakau, bet tiesiog jo, toks buvo suvokimas labai man pačiai svarbus. Ir leisdamas tiesiog kažkaip buvo labai smagu, nes tiesiog kai tu pasiduodi, kad tu neturėjai kažkokio pasiektos viršūnės ir kad tiesiog čia išėjai ir tu išėjai iš esmės gamtos pasižiūrėti ir tiesiog pabūt su savim, o ne pasiekti kažkokį tašką. Tiesiog žymiai daugiau pradėjau irgi atkreipdėmėsi į detalės ir pamačiau paukštuką, kuris buvo neišvirblis, neišvirblis, bet toks labai pūkuotas, sėdintis ant smilgos ir kažkokią kurapką su oranžiniais pakiais ir skirtingų gėlių, tiesiog vėjai siūbuojančių. Tai tu tiesiog pradedi pastebėti tuos iš tikrųjų gražius dalykus, kurie sudaro tą džiaugsmą, bet tiesiog jeigu būni per daug susitelkęs į tikslą, tu tarsi kažkur gale savo galvos jauti, kad tai turėtų būti džiaugsmas ir kad tas kelias į tikslą turėtų tau atnešti kažkokią tą laimę, bet iš tikrųjų tu tiesiog save pušini ir tai žinai tik tai iš teorijos. Tai va, nežinau net ar šitą dėsiu į video, todėl kad nežinau, dažnai tokias išvadas kažkokios jos atrodo tokios labai banalios, nes tiesiog atrodo, tu jau turėtum tai kaip žmogus žinot, tai kaip tiek daug kartų jau prieita, bet pačiam to pajust labai smagu tiesiog. Tai tiek. Gal dar bus trumpas klipukas, kaip aš sėdžiu ir geriu savo kakavą ir tai užrašau į savo išvadų sąsiuvinuką. O gal, nežinau, gal net neįsiu iki tos kavinės ir tiesiog važiuosiu namo. Šiandien tiek. Negaliu patikėti, kad aš ten buvau užlipus. Nežinau, ne iki pat, bet aš buvau jau čia gal? Wow!